Živilė yra draugiška, maloni ir šiaip faina draugė. Kadangi šiandien Valentino diena, tai kokį cikciką nori padaryti. Tai padarom cikciką su Modestu Švoba. Yes, sir. Jisai čiešins gražiai, kalbins mergaitę ir po kažkurio laiko aš į mikrofoną pasakysiu tokį dalyką. Cik, cik. Ir kai Modestas išgirs, turės nutraukti visas kalbas buvusias iki tol ir sakys: Živilė, o kodėl tu taip ilgai nesikeitė tamponų? Ir tęsti toliau pokalbį vėl. Stengtis, kad jie... Ta prasme, reikia aiškiai pasakyti, kad išgirs. Jo, taip, tada... žinai, Živilė, palavišk, Živilė. Kodėl tu taip ilgai nesikeitė tamponų? Okay. Po tankeliu čia, lindi, gerai. Lendu. Tai vat. Easily feasily. Jeigu pakels, nepakels kitą tada. Rambo. Klausau. Labas. Živilė, čia tu? Aha, o kas čia skambina? Čia toks, ką žinau, kaip čia to paaiškinti, fainas bernas skambina iš tikrųjų. Vidukas, Vidas, mano vardas, draugai Viduku vadina. Tai tu gali mane irgi Viduku vadinti. Nu, ko tai iš karto mano numerį gavai? Tavo numerį? Tavo numerio istorija labai ilga, bet aš manau, kad tau, žinok, net neįdomu, kaip tu čia. Kaip ten kas viskas. Man įdomu, pasakok. Žodžiu, aš tokį pusbratį turiu Panevėžyje. Aš pats šiaip ne iš Panevėžio, tu iš Panevėžio, aš kiek žinau, ne, Živilė? Iš karto tiek apie mane žinai. Tai va čia tas mano informatorius, žinai, pusbratanas. Jisai ten. Buvau pas pusbrataną savaitgalį, žodžiu. Koks jo vardas? Iš kur jis mane pažįsta? Iš kur pažįsta nepasakysiu, bet vardas Aurimas, Auriukas. Auriukų vadina. Aurimke. Nepažįsta aš tokio. Nepažįsti. Žinok, aš nesidomėjau, kaip jis ten su tavim susipažino, bet, žodžiu, jis man parodė tavo nuotraukas. Ten aš netgi mačiau tave mieste, kai važinėjau savaitgalį, tai pagalvojau, kad kadangi aš bičiukas, bet neblogas esu. Nesu čia kažkur. Geros nuomonės apie save. Jo, toks realistas, aš matai. Tai galvoju, gal pasukti, pašnekėti su tavim, pažiūrėti. Ar taip pat, ar tokia pati taip protinga esi, kaip atrodai, ir tokia graži? Aš atrodau protinga? Naujiena. Jo, čia biški gal nesuderinimi dalykai, ne? Gal. Tai Živilė, su Valentino diena tave, aš net kažkaip... Ačiū. Ką veiki dabar? Tave su Valentino diena. Ačiū, labai fainai. Ką veiki dabar? Valgau. Ką valgai? O čia didelis skirtumas? Matai, jeigu valgai dabar kugelį, tai... Ne kugelį valgai. O ką, vaisius ar varškytę? Ar ryžiukus? Nesvarbu. Supratau, tai tada vėdarus. O Dieve, kokių dalykų. Živilė, tu kiek tų metų? Man sakė, liktais 18 tavo, ne? Tiksliai tave informavo. Žiauriai, tai tu turėtum tuoj, kada tau 19, šiais metais, ne? Šiais metais. Vau, tai tu turėtum baigti mokyklą jau šiais metais. Panašiai, o tai kas, čia tas pusbrolis tave tiek apie mane informavo? Kažkoks mane pažįstamas žmogus tik daug apie mane žino? Nežinau, ką žinau, matai, Panevėžys nėra didelis miestas, galų gale, aš nesakiau, aš pats Vilnietis esu, tai šiaip ir matai, ir Vilnių čia labai nesunku sužinoti apie kitą žmogų, čia daug tų pažįstamų yra. Taip ir Panevėžys, aš manau, nėra ten didelis miestas. Lietuva giminių kraštas. Tai va, tai aš apie ką ir kalbu. Živilė? O kodėl tu taip ilgai nesikeitei tamponų? What the fuck? Tai va, o man yra 23, jeigu įdomu. Įtėma, čia labai šnekina, neįdomu, man kiek to metų. Neįdomu, ne? Nesvarbu. Ok, supratau. Tai, žodžiu, link ko aš sakau. Man skambini. Kodėl skambinu, nežinau, norėjau pašnekėti. Aš matai, Valentino dienos irgi nešvenčiu su kažkuo. Ką tik įdaužiau varškytę su bananais. Ir galvoju pasiskambinti tau, nes sakau, patikai man ir aš galvoju, gal vis tiek, jeigu būtų proga tenais, tai į Panevėžį
atliekčiau dar kokį savaitgalį pas brataną savo. Galvojau, gal galėtume sutikti kažką, nuveikti fainu. Nu, nežinau, nemanau. Nemanai, ne? Kodėl? Kas yra? Nu, tai nepažįstu aš tavęs ir šiaip, ką žinau, kažkoks žmogus įsišaudo mano numerį, aš nežinau to žmogus ir dabar reik susitikti kažkaip ne kažką truputį. Nu, matai, aš nesu, ką žinau, nesu kažkoks maniakas, nesu plošimą teisius tiems sutikti, aš viskas tvarkingai, pas mane plaukai ant šonos šukuoti, vaškiniai išlyginti. Taip. Lovą susitvarkau, pasikloju ryte, indus įsiplaunu pas savęs. Šaunuolis. Nu, matai. Bet tai gal tada kam kitam skambin, gal susitiks tada, žinok, manęs tai kažkaip nelabai vilioja tokie pasiūlymai. Eik, tu Živilė, kodėl? Rimtai, labas, Živilė, radistai iš ZipFM. OMG. Galvoju, kad aš jūs atpažinsiu. Na X, tikrai. Čia Modestas Švoba iš MMDemsų. Taip. Čia tas, kur su Henriku dirba ir dabar su Mantu, kur dirba. Dabar su Jonu, kur dirba. Mes darėm žaidimą Cik-Ciką. Turbūt pokalbio metu girdėjai tokį what the fuck, kurį nelabai supratai ir tai praleidai, bet taip kažkaip pasikeitė bendravimas iš karto po to. Aha. Nu tai kaip nepasikeis, taip neįtėmą čia pasakęs. Esminė klaida čia, manau. O jeigu būčiau nepasakęs to, tai būtum sutikus su manim ar ne? Ar būtum pagalvojus? Ar dar reikėtų pačiešinti tą biškį? Gali sakyti iš tikrųjų dabar... Manau, kad būčiau taip iškart sutikus. Nu tai jo, tai kurgi čia dabar visi klauso radiją, tai čia pasakysi, kad iškart. Bet šiaip tai labai daug ką pakeičia, va tokie... Aha. Žodeliai. Tai kaip nepakeis. Išderinu. Aš nepakeistų. Gerai, Živilė, bet į klausimą tai ir neatsakė iš tikrųjų. Nu tai nemanau, kad kas nors atsakytų. Nu, okei, teisingai. Živilė, gražaus Valentino vakaro. Jo. A turi berniuką? Ne. Norėtum turėti? Nu gal. Tai gali paskelbti savo numerį, maniakų daug atsiras. Gal ne, dėkui, Gal tai atsisakysiu. Puikus pasirinkimas. Į čia truletą tiesiog nueik ir rasi. Bendraminčių. Su video. Viskas, ačiū tau, iki. Iki, Živilė. Ačiū jau, Matė. Tau daina. Dėkui. Man tokia biški Čivilytė style, gal, ne? Nežinau. Ne ta veterinarė, kas ten tokia, kur šoka pas tavai priekį. Per tavo tūsus.